Labadiena, šiandien rugpjūčio 17 pirmadienis ir mes transliuojame tradicinę spaudos konferenciją iš Šiaulių miesto savivaldybės. Šiandien bus pristatytos 3 temos. Pradėsime nuo švietimo aktualijos, aptarsime situaciją Ragainės progimnazijoje, tada pakalbėsime apie Baltijos kelio renginius ir naują meninę instaliaciją miesto bulvare. Kadangi nenumaldomai artėja nauji mokslo metai, tinkamas laikas pakalbėti apie situaciją švietimo įstaigose. Ragainės progimnazijoje atliekamus darbus pristatys Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. Sveiki gyvi. Labadiena visiems. Taip, Šiaulių miesto savivaldybės administracija gauna paklausimus, kadagi Ragainės progimnazijos moksleiviai galės grįžti į savoją mokyklą, nes paskutiniai metai, galim sakyti, gyveno tremtyje arba teko jiems nuomoti patalpas kitose įstaigose. Jau, aišku, norėčiau chronologiškai trupučiuką pražvelgti tą visą susiformavusią tokią jau istoriją, kad pirmieji tokie nepatogumai, jeigu galima juos pavadinti, prasidėjo, kai 5 Šiaulių miesto savivaldybės mokyklos buvo įtrauktos į respublikinį projektą tūkstantmečio mokyklos. Tarp šių 5 mokyklų buvo ir Ragainės progimnazija. Įėjimas į tokį projektą irgi buvo vertinimas įvairiai, bet mes tikrai nelaikome, kad tai yra kokia tai klaida, nes Ragainės progimnazija gavo virš $500 000 lėšų šito projekto įgyvendinimui ir jisai susidėjo iš tokių didelių 2 blokų, kaip mes jau irgi vadiname. Tai projektas turėjo kietąją dalį, tas investicijas, kurių minėjau, bendra suma buvo 531 000, jau buvo suremontuota 840 kvadratinių metrų patalpų, jau pakeistos šildymo sistemos įrenginiai ir įvairios kitos, sakykime, su mokyklos eksploatavimu susijusios padarytos išlaidos, kurios tikrai buvo reikalingos ir buvo be abejo pagrindinė mintis, tai buvo ta minkštoji dalis to projekto tūkstantmečio mokyklos, kur irgi buvo siekiama stiprinti ir mokyklų vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų lyderystę ir visos kitos, aš čia taip nenorėčiau labai detaliai minėti, ir kitos visos priemonės, kurios tikrai davė nemažą naudą. O jeigu pailiustruoti dar pačias apimtis, tai net 66 mokyklos darbuotojai dalyvavo virš 30 organizuojamų projekto veiklų, apie 440 mokinių dalyvavo taip pat 20 projektų, seminarų, įvairių temų užsiėmimų, stovyklų, jau apie 100 tėvelių tos mokyklos dalyvavo irgi šešiuose renginiuose. Taigi irgi buvo tas projektas pradėtas įgyvendinti 24 metų birželio 17 dieną. Visi puikiai suprantame, pasibaigus 23-24 mokslo metų laikotarpiai buvo pradėtas įgyvendinti šitas projektas ir pabaigtas per metus 25 metų Liepos 14 dieną. Taip susidaro regimybė, kad tūkstantmečio projektas tilpo į 1 metus, kaip minėjau, ir buvo galima moksleiviam grįžti atgal į savo mokyklą. Tačiau iš regioninės programos atsirado galimybė gauti ES lėšas ir be abejo Ragainės progimnazija buvo ta mokykla, kuri ir galėjo gauti šitas lėšas, dėl to ir buvo nutarta pradėti paraleliai projektavimo darbus, kad būtų galima jau įeiti į 2 metų ciklą. 1 metai būtų projektavimui, 2 metai būtų statybai, jau orientuojantis į mokslo metus ir mokslo metų pradžią ir pabaigą, jau
ir buvo priimtas sprendimas pradėti projektavimo darbus jau ir tęsti šitos mokyklos kompleksinį atnaujinimo procesą. Jau. Ir kaip ir minėjau, 24 metų jau gegužės 14 dieną buvo pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis už 177 tūkstančius ir dėl to be abejo ir buvo nuspręsta nebegrįžti į mokyklą, o tęsti aktyviai projektavimo darbus ir pereiti prie rangos darbų ir tokiu būdu įgyvendinus 2 didelius projektus ir regioninį projektą, kurio vertė 5,5 milijono ir tūkstantmečio projektą, kurio vertė buvo, kaip ir minėjau, virš pusės milijono per šitą laikotarpį ir pabaigti tuos darbus. Tačiau projektuotoją dėja pavyko išrinkti tik tai iš antro karto. Jau projektuotojas vėlavo su savo darbais ir projektas buvo pabaigtas tik tai 25 metų rugsėjo 4 dieną, o ekspertizė truko iki 25 metų gruodžio 15 dienos. Jau tai va šita situacija ir neleido, kaip mes modeliavome 24-25 metus, kurie buvo numatyti projektavimui, dėja paimti buvo ir 25 ir 26 metai į projektavimo etapą jau ir pabaigus projektavimo visus darbus, iš antro karto išsirinkus rangovą, jau 26 metų Liepos 14 dieną buvo pasirašyta rangos sutartis, jau ir 26 metų jau rugpjūčio 3 dieną rangovai buvo perduota statybvietė. Ir pagal šitą sutartį rangos darbų rangovas darbus turi atlikti per 12 mėnesių, dėl to suprantame, kad įplanuoti dabar moksleivių sugrįžimą į 26-27 mokslo metų laikotarpį nėra galimybės, nes jau dabar vyksta rangos darbai šitoje mokykloje. Taigi ir matant, kad planuojant šitą sutvarkymą per 3 metus, kaip ir minėjau, 1 metai buvo tuminiam projekte, 1 metai buvo planuota projektavimui ir 1 rangai, dėja gavosi, kad mes projektavimui išnaudojame 2 metus ir štai va, tie 1 metai, kai mokyklos moksleiviai ir liko nuomojamose patalpose ir negali grįžti į savąją mokyklą. Tačiau Ragainės progimnazijos bendruomeniai turime ir gerą naujieną. Jau gavus pakvietimą teikti paraišką ES lėšom gauti, turėsime realią galimybę rekonstruoti mokyklos sporto aikštyną. Projekto metu bus įrengtos ir futbolo, krepšinio, ir kitų sporto šakų aikštelės, bėgimo takai. Standartiškai visi šitie darbai padaryti, kurie paprastai padaromi sutvarkant aikštynus jau. Bet ką noriu pabrėžti, kad šitie darbai vyks paraleliai gavus lėšas jau ir jokios moksleivių iškėlimo į kitas mokyklas, kaip bus tvarkomos aikštynas, tikrai mes nenumatome jau. O moksleiviai, kaip ir minėjau, rangos sutarčiai esant 12 mėnesių, tai 27 metų rugpjūčio mėnesį rangos darbai turėtų būti pabaigti ir jau į 27-28 mokslo metų jau laikotarpį, tai yra po metų, moksleiviai tikrai galės grįžti į mokyklą ir turėję nuplanuotą, sakykime, 3 metų nepatogumą, dėja gavosi taip, kad
mokyklos moksleiviai ir visa bendruomenė turėjo 4 metų va šitą nepatogumą, jau kuris, manau, kaip sakyti, jau šitie terminai nesikeis, bet su aikštyno sutvarkymu bus baigtas jau, kaip mes atkreipėm dėmesį, visos mokyklos kompleksinis sutvarkymas ir ugdymo procesas jau galės vykti moderniai sutvarkytoje mokykloje. Tai štai tokią turime situaciją ir prašome dar irgi 1 metus apsiginkluoti tą kantrybę, kol vyksta pagrindiniai mokyklos tvarkymo darbai už tuos 5,5 milijono, o su aikštyno sutvarkymu paraleliai vyks darbai ir jie mokymo procesui netrukdys. Tai tokia būtų informacija. Klausimų. Jūratė Raudonė, Šiaulių kraštas. Labą dieną. Aš norėjau pasiteirauti, sakykit, ar tai reiškia, kad 1 metus ta mokykla stovėjo visiškai tuščia, be jokių darbų, be nieko, tiesiog stovėjo tuščia? Ne, tai kai įgyvendinant tūkstantmečio projektą buvo išsikelta, kadangi jį reikėjo įgyvendinti, nes, kaip ir minėjau, 840 kvadratinių metrų reikėjo tvarkyti ploto, tai logiškai jie turėjo išsikelti, bet, kaip ir minėjau, mes planavome tą regioninį projektą pabaigti 1 metai projektavimas, kas neišvengiamai, ir 1 metai ranga, kas dabar irgi konkurso nugalėtojas rodo, kad 5,5 milijonų įsisavinti tam reikia. Tai iš planuotų 3 mokslo metų teko, kaip sakyti, dėl projektavimo paimti 4 metų limitą. Aš tą supratau, aš tiesiog norėjau pasitikslinti, ar tuos 2 metus, kaip vyko projektavimas, mokykla stovėjo visiškai tuščia, joje nieks nevyko. Taip. Ar mokykla buvo šildoma tuo metu? Šitą turėčiau pasitikslinti informaciją, nes su tūkstantmečiu buvo darbai padaryti ir jie buvo priduoti, kad mokyklai palaikyti teigiamą temperatūrą labai tikėtina, bet aš šitą galėsiu jums patikslinti atsakymą. Iš ko nuomojamos yra patalpos dabar mokyklai, kur yra Gainės, kur dabar mokosi? Tai jinai jau kelinti metai toje mokykloje, tose patalpose aš dabar tikrai negalėčiau prisiminti, nes ten nuolatiniai tie procesai, kai mes kokias 3-4 mokyklas tvarkome, tai atitinkamai ta rotacija ir nuomų yra. Aš galėsiu patikslinti jums. Ir turbūt neprisiminsit, kiek kainuoja nuoma, ar ne? Irgi turbūt neprisiminsit. Ne, tikrai aš. Tai gal galėtumėt patikslinti tada, iš ko nuomoja ir kiek kainuoja nuoma per metus laiko? Taip, nuomos kaina taip paprastai yra per dėrybas tokia rinkos kaina susiderma, bet aš jums galėsiu patikslinti. O jeigu, sakykime, rangos darbai užtruks, jeigu kaip dažnai būna rangovai vėluoja užbaigti darbus ir panašiai, tai gali būti, kad ta mokykla dar ir kitais metais negrįžtų, ar ne? Ne, tai tikrai mes niekas neleis tiek vėluoti, kad dar 1 mokslo metai, jeigu jau bus kažkas tai tokio, kad ten savaitę vėluos arba rugsėjį vėluos, tai mes esam su Didždvariu turėję tokį variantą, tai rugsėjo mėnesį buvo ugdymo procesas nuotoliu daromas ir tai buvo išsaugoti, jau nebeįeita į nuomą, sakykime, o jau buvo, kaip sakyti, nuotoliniu būdu vykdomas procesas ir jau tada jau persikėlė. Bet manau, kad mes su rangovą tinkamai kontroliuosime, kad jisai savo darbus tikrai padarytų per prisimtą konkursinį terminą. Ar buvo dar nors viena mokykla Šiauliuos, kuri 4 metus negalėjo grįžti savo patalpą? Iš atminties negalėčiau pasakyti, bet ir nebuvo tokios mokyklos, kuri turi, kaip sakyti, tokį didelio masto kompleksinį sutvarkymą, kurio vertė 6 milijonai eurų. Tai irgi supraskime, tai irgi net ir patys projektavimo sprendiniai buvo pakankamai sudėtingi, nes mes darome ne naują statybą, kur paprastai jau žymiai paprasčiau jau, bet rekonstruojame esamas sistemas visas ir taip toliau, ir kas tai tikrai projektavimui užima ir laiko, ir tam tikras sudėtingumas, ir ekspertizė irgi, jos projekto ekspertavimas taip pat užtruko. Tai yra tikrai sudėtingas projektas buvo, bet manau, kad šiandien visi procesai yra suvaldyti ir
ir mokykla turės tikrai kompleksiškai sutvarkytas visas patalpas ir visą kitą infrastruktūrą. Ačiū. Dėkojame už pristatymą. Toliau keliaujam jau prie renginių temų. Šią savaitę Šiauliuose minėsime Laisvės istoriją. Baltijos kelio sukakčiai skirtus renginius pristatys Šiaulių kultūros centro renginių organizatorė Audronė Ješkinienė. Labadiena. Labadiena. Tai šį sekmadienį rugpjūčio 23 dieną Šiauliuose bus minima Lietuvai ir visoms Baltijos šalims svarbi istorinė data. Renginių ciklas Laisvės keliu šiauliečius ir miesto svečius kvies pajusti vienybės ir bendrystės galią, bei kartu įprasminti tai, kas mus jungia. Iškilminga eisena, muzika, meninės iniciatyvos ir kiti renginiai taps prasmingų prisiminimu apie žmonių susitelkimą, bendrą istoriją ir būtinybę saugoti tai, kas buvo iškovota. Rugpjūčio 23-osios minėjimas 12 valandą prasidės šventomis mišiomis Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Po jų 12:45 dalyviai bus kviečiami į iškilmingą minėjimo eiseną su Baltijos šalių vėliavomis. Eisena nuo katedros keliaus iki Saulės laikrodžio aikštės, kur 13 valandą vyks koncertinė programa Dainos, kurios nebuvo užrašytos. Scenoje pasirodys atlikėja Raminta Naujanytė Bielė ir Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, vadovaujamas meno vadovo profesoriaus daktaro Antano Kučinsko, koncertui diriguos maestro Karolis Variakojis. Vakare 19 valandą Šiaulių kultūros centro galerijos laiptai istorinėme Buigališkio obelų sode bus atidaryta tarptautinių skulptorių kūrybinių dirbtuvių Baltijos naktys metu sukurtų darbų paroda. Renginį papildys Antano Jasenko autorinės muzikos koncertas, o Bugailiškių istoriją menantis sodas taps erdvė, kurioje susijungs skulptūra, muzika ir vietos atmintis. Rugpjūčio 24 dieną iki rugsėjo 13 dienos Kaštonų alėjoje veiks meninė iniciatyva Laisvės minčių alėja. Šiuolaikinė viešoji instaliacija kvies į laisvę pažvelgti jaunosios kartos akimis. Trumpos mintis, grafiniai akcentai ir interaktyvūs sprendimai skatins stabtelti, įsiklausyti ir susimastyti, ką šiandien reiškia būti laisvam, o kartu pasidaryti asmenukė. Taip pat renginių ciklą papildys ir kitos istorinę atmintį bei pilietiškumą puoselėjančios iniciatyvos. Rugpjūčio 18-30 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veiks literatūrinė paroda Rankomis sujungta laisvė. Rugpjūčio 21 dieną Šiaulių Aušros muziejaus istorijos muziejuje vyks renginys, skirtas Juodojo Kaspino dienai parodoje Tremties vagono pasakojimai, o Zubovų parke lankytojų lauks renginys Baltijos kelias – nepertraukiamas ryšys, kuriame numatytos edukacinės veiklos, užduotis, orientaciniai, meniniai ir kiti užsiėmimai. Visą renginių programą galima rasti Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių kultūros centro internetinėse svetainėse. Renginiai vyks nemokamai, tad mielai lauksime visų. Dėkui labai. Dėkojame už pristatymą. Na, o jau rytoj, rugpjūčio 18 dieną Šiaulių bulvare bus įrengta instaliacija, kuri kvies žiūrovus ne tik pažiūrėti, bet ir pamastyti ir išreikšti savo mintis. Plačiau apie meninę iniciatyvą papasakos Šiaulių techninės kūrybos centro projektų vadovas Gintautas Jazdauskas. Gerą dieną. Labą dieną. Sveiki. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės galėdami pristatyti meninę instaliaciją, kuri vadinasi Iki savo mirties, kuri atsiras Šiaulių mieste, Varpo ir Vilniaus gatvių sankryžoje, skverelyje prie Spiečiaus. Instaliacija bus eksponuojama nuo rugpjūčio 18 dienos, tai yra nuo rytojaus, iki lapkričio 1. Ši instaliacija yra pasaulyje žinomas menininkės, dizainerės, urbanistės Candy Chang kūrybos principais paremto projekto miesto savirefleksija Candy Chang bendraminė meno instaliacijos Šiauliuose dalis. Šis projektas yra finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės.
Pagrindinė projekto idėja yra viešąją erdvę paversti vieta, kurioje žmonės gali ne tik stebėti meną, bet ir tapti jo dalimi. Instaliacijos istorija prasidėjo dar 2009-2011 metais Naujajame Orleane, kur po artimo žmogaus mirties Candy Chang ant sienos tiesiog užrašė žodžius "Before I die, I want to" ir pakvietė tarsi žmonės užbaigti tą sakinį. Per naktį šitą instaliaciją užsipildė žmonių norais, mintimis, refleksijomis ir panašiai. Ir šios idėjos galbūt stiprybė yra būtent jos tas toks paprastumas. Mes visi kažko norim, visi kažko laukiam, kažką svajojam, tačiau kartais galbūt užmirštame sustoti, susimastyti ir atsigręžti į save. Ir paklausti galbūt, kas iš tiesų man yra svarbu, ką aš noriu padaryti, patirti, pasakyti ir pasiekti. Todėl šita instaliacija yra ne tik objektas miesto erdvėje, tačiau tas tikrasis turinys jos atsiras nepastačius instaliaciją, bet kai žmonės pradės ant jos rašyti savo kažkokius pamąstymus ir mintis. Kiekvienas prie instaliacijos prie žmogus galės užbaigti sakinį iki savo mirties noriu savais žodžiais. Ir tas kiekvienas atsakymas taps bendro kūrinio dalimi. Svarbu, kad tokių teisingų, neteisingų atsakymų mes čia neturim, jų nėra. Kiekvienam žmogui gali būti noras apkeliauti pasaulį, pamatyti kažką tai naujo, pamatyti, kaip užauga jų vaikai, susitaikyti su artimu žmogumi, išdrįsti kažką pakeisti savo gyvenime, o gal tiesiog būti laimingam. Tai tiek ir rašydami, tiek ir skaitydami kitų žmonių mintis mes galime suprasti daugiau apie save, bet tuo pačiu suprasti daugiau apie kitą žmogų, apie savo bendruomenę ir aplinkinius žmonės. Šiandien Before I Die instaliacija yra tapusi pasauliniu fenomenu. Tokios sienos jau įrengtos daugiau nei 5000 kartų 75 šalise. Ir visur jos tampa tarsi tokio bendruomeninio dialogo vietomis, kur žmonės dalyjasi, kas jiems svarbu ir pamato, kas svarbu kitiems. Mums, Šiaulių techninės kūrybos centrui, labai svarbu, kad ši instaliacija atsiranda Šiauliuose. Projekto tikslas ne tik atsireflektuoti, ne tik pažinti, bet tuo pačiu ir suteikti viešosioms erdvėms naujas funkcijas, kažkaip kitaip įprasminti erdves, prie kurių mes esame pripratę. Galbūt ne tik praeiti pro jas, bet ir tuo pačiu sustoti, stabtelti ir kažką tai pamastyti, pareflektuoti apie save. Todėl nuo rugpjūčio 18 dienos iki lapkričio 1 dienos kviečiam kiekvieną šiaulietį miesto svečią prieiti prie instaliacijos, pasimti kreidelę ir užrašyti savo mintis, užbaigti sakinį. Galbūt tai bus tik keli žodžiai, galbūt tai bus svajonė, kurios dar niekam nesat pasakę. Ir tas tiesiog trumpas pamąstymas privers šiek tiek sustoti šitam tokiam greitam, besikeičiančiam gyvenimo ritme. Tikiuosi, kad per šios kelis mėnesius, kol instaliacija stovės Šiauliuose, ją užbaigs kuo daugiau žmonių ir kartu sukursim ne tik instaliaciją, bet ir savotišką mūsų miesto svajonių, troškimų ir minčių portretą. Ačiū. Dėkojam. Kelintą valandą jau, dar truputėlį noriu pasitiksinti, kelintą valandą jau galima ateiti rašyti svajonių. Jeigu viskas bus pagal planą, tai tikėtina, kad jau vakarop kažkada bus galima ateiti rašyti, žiūrėti, skaityti ir panašiai. Gerai, dėkoju, laukiam rytojus. Tai ačiū, tiek buvo informacijos šios dienos spaudos konferencijoje. Dar liko geros 2 vasaros savaitės, tai spėkime ją pasidžiaugti. Ačiū visiems, iki kito pirmadienio.